Jaučiu, kad visi mes dabar turim gerus mėtsukius ir tų mėtsukių atkeliauja iš įvairių šalių, iš Lenkijos nemažas srautai iš Kinijos įvairios įrangos. Bet mes turime ir lietuviškų gamintojų. Gamintojai lietuviški gamina avilius, tai yra Tomo aviliai, Pasvalio krašto žmonės. Tai iš Dzūkijos Kopainį gamina avilius, apiterapijos namelius. Ir štai Kaune yra įmonė lietuviški mėtsukiai. Apsilankykime pas mūsų bičiulius, jie yra ir bitininkai, ir iš bitininkystės pradėjo verslą gaminti avilius. Inžinierius Romas Žukauskas su sūnumi Tautvydu plėtoja verslą ir jų gaminami mėtsukiai yra labai patvarūs, kokybiški. Ir dar vienas privalumas, kad jie saugodami savo gerą vardą, labai kokybiškai, pagamina ištvermingus gaminius ir juos tuoj pat, jeigu koks gedimas, gali vietoje Lietuvoje nedelsdami pataisyti arba pakeisti kokią tai smulkią detalę. Į kokį daugiausia bitininką? Į vidutinį. Tai vidutinis koks yra? 20-30 šeimų? 50 šeimų, bet didelį mūsų mėtsukį naudoja ir turintys 400 šeimų, 800 net yra, kurie naudoja, kelis mėtsukus naudoja. Aišku, dabar viskas tobulėja, atsiranda rotoriniai mėtsukiai. Mes kol kas prie jų nesiryžtam eiti, nes... Įdomu, taip, inžinerinę patirtį gal jūs ir žiūrėjot ir, pavyzdžiui, Lenkijos Lisono kitos firmos yra. Aš manau, kad Lisonas kai ką kopijavo iš manęs. Net ir iš jūsų. O jūs iš amerikiečių arba iš rusų, nes ta patirtis... Aš tik tai principą iš amerikiečių, taip sakant, sužinojau, kad galima radialiniu būdu sukti, o patys sprendimo būdai viską sprendžiau pats individualiai. Nuo nieko nekopijavau ir neturėjau į ką pažiūrėti, kaip ten padaryta. Tai jūs kaip vietinių lietuviškų mėtsukių gamintojas ir kūrėjas, jau nemažai padirbot, bet papasakokit, kaip pradėjot nuo šito, taip sakant, kaip šitą darbą pradėjot. Gal pasakykit, jūsų kokia patirtis kaip bitininkų? Bitininkauju. Maždaug nuo 30 metų amžiaus, tai kažkur 40 metų jau bitininkauju. Kai mano proseneliai irgi bitininkavo, mano dėdė buvo toks rimtesnis bitininkas ir jam mirus jo žentas pasiūlė, sako, Romai, pratęsiam tą giminės bitininkavimą. Perim kūkį, ar ne? Perimėm, jo. Ir kur tas ūkis buvo pas jūs? Buvo Dzūkijoje. Dzūkijai netoli Druskininkų ir pas mane buvo gal 4 šeimos, pas dėdė, kai jam mirus po kelių metų išnyko bitės visiškai. Liko aviliai ir įranga. Jo. Tai nuo mano bičių, taip sakant, mes pradėjom dalintis spiečiais, bitėmis ir įsiplėtėm. Aš dalį bičių paskui atsivežiau čia arčiau Kauno, kad būtų lengviau tarnauti. O mėtsukiai susidomėjau, kai gal 91 metais, kai perskaičiau amerikiečių enciklopediją, kad galima medų sukti ir radialiniu būdu, ne tik diagonaliniu. Buvo labai įdomu. Pavyzdžių tuo metu ypač užsienio nebuvo jokių. Teko matyti tik tai rusišką variantą, kuris man labai nepatiko. Ir pagalvojau, kad mes lietuviai inžinieriai galim patys sukurti kažką tai. O dabar kalbėjom, kad jūs esat bitininkas, o kokia jūsų kaip technikų inžinieriaus patirtis, kur dirbot, ką veikit, vis tiek šitas, stovit prie šito mėtsukio, jūs man prieš pokalbį gražiai kalbėjot, kad šitas ratas sukosi žymiai tokiuose primityvesniuose, senoviniuose mėtsukiuose. Esu inžinierius, baigęs 2 mokymo įstaigas. 2 diplomus turiu inžinieriaus, metalo apdirbimai, tikslios mechanikos prietaisų specialybės. Tai dirbau staklių gamykloje irgi su metalu susidūręs, taip sakant, apdirbimu ir panašiai. Tai nebuvo sudėtinga kurti kažką tai savo. Aišku, atsirado ir galimybės naujos įrankių, visai naujos kartos
Ir medžiagos, na jūs dabar žiūrėkit, ir nerūdijantis plienas, ir guoliai, ir varikliai. Taip, žymiai daugiau pasirinkimas yra žymiai didesnis. Va, aišku, pirmi tie metsukiai buvo primityvesni, pavaros nuolatinės srovės varikliai naudojami, kur lengvesnis valdymas yra, keisti apsisukimus. Paskui perėjom prie dažnio keitiklių, kurie viską įsprendė kardinaliai. Galima programuoti jau metsukio darbą, nereikia jokio įsikišimo, paleisti, sustabdyti, sustoja netgi pats, paleisti tik tai, kad jisai suktųsi. Va, taip, tobulėjom po truputį. Na ir įdomu, taip, inžinerinę patirtį gal jūs ir žiūrėjot ir, pavyzdžiui, Lenkijos Lisono kitos firmos yra. Aš manau, kad Lisonas kai ką kopijavo iš manęs. Net ir iš jūsų. O jūs iš amerikiečių arba iš rusų, nes ta patirtis... Aš tik tai principą iš amerikiečių, taip sakant, sužinojau, kad galima radialiniu būdu sukti, o patys sprendimo būdai viską sprendžiau pats individualiai. Nuo nieko nekopijavau ir net neturėjau į ką pažiūrėti, kaip ten padaryta. Tiesiog viskas sprendžiau. Na, sakykime, mūsų kaimuose, jeigu grįžtume į 30 ar 50 metų praeitį, tai buvo ir mediniai, mes muziejuose matėm tokie suka rankom, tiesiog tokie, iš medžio padaryti vis tiek iš centrinė jėga naudojama. Paskui Krestianka, rusų toksai paplitęs buvo metsukis. Netgi, nežinau, taip veikiuosi, ar yra, bet aš esu matęs kitose muziejuose, kaip ir tėvai pasakojo, kad sukdavo medų ant lasdos. Taip. Tai aš nesupratau, kaip tai suka ant lasdos. Paskui muziejui pamačiau tą įtaisą, taip sakant, tai ten radialinis sukimas. Ten gaunasi radialinis sukimas irgi. Tai va, taip tokia pradžia, gal ir tada žmonės jau buvo sugalvoję, kaip tą padaryti. Ir dabar pirkti prekę lietuviški gaminiai. Sakykime, kaip jūs dabar dirbot valdiško įmonėje Kaune, išėjot savo, ar į pensiją išėjot, kaip čia koks tas amžius buvo, ar užsidarė tą gamyklą. Ir kodėl įvyko, kad jūs dabar pats jau esat įmonės įkūrėjas ir savininkas, ir kaip tas atsitiko? Tai pradžioje, aišku, kad gamykla mažėjo ten tų apimčių darbo, dirbau ir kitokių darbų, ir administracinį darbą esu dirbęs, bet papildomai dar namuose po darbo dirbdavau ir prie metsukių. Paskui galutinai perėjau tik tai prie darbo su metsukiais. Na ir sakykime, dabar jūsų internete ir klientai žino įvairių metsukių. Kokias jūs kryptis dabar savo keliat? Nes dabar bitininkų amplitudė gana plati yra. Ir nuo mažo, vidutinio iki gana stambaus. Kaip jums sekasi patenkinti ir kokias jūs matot perspektyvas, poreikius? Orientuojatės į kokį daugiausia bitininką? Į vidutinį. Tai vidutinis koks yra? 20-30 šeimų? 50 šeimų, bet didelį mūsų metsukį naudoja ir turintys 400 šeimų, 800 net yra, kurie naudoja, kelis metsukus naudoja. Aišku. Kokį 10 minimum. Yra norma. Kas geriau dėsat? Ar firma, Lisona, ar Žukauskas? Labai ta prieš. Tas vienas neutritronas, verslo veiksmėlis, tai reiktų, kad atsiųstumėt dar. Gal jūs galėtumėt pasižiūrėti? Ne, aš sakau, reiktų, kad atsiųstumėt mums, mes tada... Taigi Kauną važiuoja, užvežt gali. Jo, galite ir užvežti. Tai čia dėl to šito. Tai va, ar rodyt, kas darosi, ar nerodyt? Galit rodyti. Žodžiu, pradeda šitą tą materialiai skaičiai, bet varkos didėti iki 1000 ir daugiau. Paskui muziejui pamačiau tą įtaisą, taip sakant, tai ten radialinis sukimas. Ten gaunasi radialinis sukimas irgi. Tai va, taip tokia pradžia, gal ir tada žmonės jau buvo sugalvoję, kaip tą padaryti. Galima radialiniu būdu sudėti 20 rėmelius.
dedasi 4 kasetės dideliem rėmeliam, kurie vartosi, bet visai yra programa ir radialiniam sukt, ir su kasetėmis, ir be kasečių. Magazininiai rėmeliai tokio pločio, norvegiškas valizdinis rėmelis. Bet Lietuvoje Dar trūksta. Čia reikia didelio kruopštumo, patirties, kad viską padaryti tiksliai. O dabar klausykit, dar yra lietuviškieji gamintojai, yra pavyzdžiui Kopainiai, paskui Tomo aviliai, kurie irgi avilius gamina. Man aktualu, kad ir skatina, kad atsirastų daugiau bitininkų, kurie pirktų vietinę produkciją. Kaip galvojate apie visus medžio gaminius? Patys gaminatės ar? Nes gaminu pats, gavau čia paramą, dar blemba kaba, kad jų 9, gal 2 metai ir metai, nežinau, 10 avilių buvau paskutiniu metu dadama. Matot, kiek žmonių renkasi čia daug anykščiuose? Paskaičiavimas, tas paskaičiavimas. Jeigu valstybinė įstaiga mašiną turi, jinai nusidėvėjimas per 3 metus duodamas. Pasisukit link čia biskį, arčiau, nepabėkit arčiau, žiūrėk kadrą. Ir nurašoma, suprantat, bet jis su ją dar 10 metų važiuoja. Matot, kaip sako, su bitėm taip pat. Vat šįmet gerai, mažiau prinešė, mums bitininkam liūdniau, bitutėm liūdniau yra, bet kaina bus aukštesnė. Kadangi Lietuvoje yra medaus perteklius, labai sunku smulkiem visiems bitininkam. Faktiškai 10, gal daugiau metų medus nebrango nei kiek. Va pirmi metai, jūs, senolė, pertrauksiu metai, kurie brangsta. Senolė, pertraukiu jūs, pasakykit, kiek iš tikro šiandien turėtų kainuoti medus. 10 eurų mažiausia. Da, daugiau. Aš jums pritariu pilnai. 10 eurų mažiausia šiais metais, bet dabar, sakykime, aš parduodu ten pažįstamiem po 6 eurus. Aš daugiau negaliu daugiau paimti. O kiti iš manęs nori nupirkti po 3. Įsivaizduoju, dantelis 8 centai kainuoja. Tai va, pas man miškuose geras medus su garantija, aš tikrai mane nenupirks pinigais niekada. Ir aš patikimiem, ir man yra patikimi žmonės visą laiką, bet aš iš tų žmonių negaliu daug imti. Turit savo klientūrą, nes tikrai lietuviški gaminiai mums labai svarbus, palaikom Lietuvą, savo tėvynę, geriau gyvensim. Ir darbo vietų daugiau susikuriama. Darbo vietų gal daugiau. Labai teisingai. Būkime patriotai Lietuvos. Mylėkime Lietuvą. Bet dabar kalbam apie avilius, tai žinokit, kada mažėja medaus pardavimas, tai skundžiasi gamintojai, kad ir avilių pas juos mažiau užsako. Kai kur net uždaro cechą, gamybą, laikinai uždaro. Na, sakykime, ir tie jau čia aukštos technologijos. Kokią nuomonę jūs apie lietuviški medsukiai, ar iš jūsų Chebraus, iš jūsų grupės turėjo tos įrangos, ar Lisonų naudojat? Lietuva gamina, bet per mažai. Per mažai? Per mažai, jo. Tai va, gal galėtumėt pasakyti jūs apie lietuvišką medsukį kažką teigiamų, kadangi... Mes daug metų dirbam su Žukausku ir jokių problemų nebuvo. Taip. Labai buvom patenkinti, bet jisai nebepaneša mūsų pajėgumų. Apie tuos medsukius, ką palyginus, jie yra tvirtesni, kokios jų savybės, kodėl lietuviški jums geresni buvo negu... Prieinama kaina, prieinamas nusipirkimas. Aptarnavimas artimas. Artimas aptarnavimas. Greitas aptarnavimas. O jūs dabar, aš nelabai jūs pažįstu, gal prisistatytumėte taip? Valdas Batonas. Irgi kiek šeimų turit? 40. Matot, jau čia draugės skrenda. Darbo labai daug. Daug darbo. Paskaičiuokit, kiek bitininkas dirba. Sezonė aš nežinau, mes neturim laisvų dienų, jeigu tai. Jeigu bitės medų neša, tai reikia būti pastoviai. Šventė. Puikiai šventė. Mūsų medsukų išskirtinis bruožas yra tas, kad naudojama diržinė pavara. Tai užtikrina guolių ilgamžiškumą. Medsukiai yra rankų darbo ir pritaikyti individualiems klientų poreikiams. Mes suteikiame net 12 metų garantiją kiekvienam mūsų gaminiui, sako įmonės įkūrėjas ir vadovas Romas Žukauskas. Jis yra patyręs inžinierius konstruktorius, o patirtį perduoda ir sūnui Tautvydui. O abu jie yra patyrę ir bitininkai, neblogai žino bičiulių poreikius. Kodėl pavyksta sukurti gerą vietinį produktą? Galbūt todėl, kad tai yra šeimos verslas, o klientai yra šalia, juk svarbu išsaugoti gerą vardą. Apie prastą darbą žinios greitai pasklinda. Į juos kreipiasi ir didesnių bitynų šeimininkai, kur
Technika sezono metu privalo dirbti be perstojų. Kreipiasi todėl, kad įsitikino, vietinis kauniečių inžinierių produktas turi didelį techninį resursą, ilgiau tarnauja. Tačiau reikia pažymėti, kad tai smulkus verslas įsikūręs nedidelėme ceche, kurio gamybos apimtys ribotos ir gali aptarnauti tik nedidelius bitynus. Romas ir Tautvydas sulaukė pagyrų ir pripažinimų. 3 dideli Mėdsukiai sėkmingai dirba Skardžių bityno ūkyje, o žinomas bitininkas, Panevėžio bitininkų draugijos pirmininkas Vaidas Arbutavičius be užuolankų sako, renkuosi tik šiuos lietuviškų Mėdsukių gaminius dėl patikimumo ir progresyvios gaminių konstrukcijos. Žinomas Panevėžio bitininkų draugijos pirmininkas Vaidas Arbutavičius be užuolankų sako, renkuosi tik šiuos lietuviškų Mėdsukių gaminius dėl patikimumo ir progresyvios gaminių konstrukcijos.